Sveiki, mėly jonaviečiai. Šiandien dėja ne su dviračiu. Sekmadienis, balandžio 13. Einam žiūrėti rankinį. Gamta bunda, oras gerėja, šiltėja. Apžvelgsim Jonavos gyvenimą. O atvažiuoja Jonava Lietuvos rankinio rinktinė moterų, kuri žais labai svarbias varžybas su Farerų salom. Paskui žais Čekija, Ukraina rankinis moterų. Taigi, reportažas iš Jonavos ir apie Jonavą. Laikinkit ir laukit reportažą. Jonavos dviračių takai. Čia biški chebrytė kalnais duoda draivą. Vasara atėjo. Mano visiems draugams užsienyje noriu nusiųsti video, parodyti, kas darosi Jonavoje, kas vyksta pačiam mieste. Nors šiandien daug kas važiuoja į Uteną žiūrėti. Jonava su Utena žaidžia krepšinį, svarbios varžybos. Bet aš parodysiu tai, kas vyksta pačiam mieste, kuo kvėpuoja gyventojai. Taigi linkėjimai. Kažkas žaidžia disc golfą, kažkas ilsisi, o mes einam į rankinį. Lietuvos vėliava plazda. Visiems linkėjimai iš Jonavos. Na ką, sveiki, mes jau po rankinio varžybų. Lietuva laimėjo prieš Farerų salas dramoje 1 tašku. Aišku, mes nepapulsim toliau, bet šaunuolės merginos iki galo kovojo ir laimėjom. Labai daug atvažiavę iš Farerų salų. Visiems linkėjimai. Dabar toliau vakarinėje programoje žiūrėsime Juventusas Jonava. Nu, Jonava dabar jau pusė Jonavos Utenoj, tai tegu ruošiasi. Mes juos paimsim labai lengvai. Šiandien turbūt viskas, bus visas reportažas YouTube'ai. Oras atšilo iki +20. Kitas savaitgalis dar bus įdomesnis, daugiau reportažų bus. Visiems linkėjimai užsienį. Nu ką, iki.